Taip, labas vakaras. Pakalbėsim apie žalingus įpročius. Įpročių žalingų yra labai daug. Yra dvasiniai įpročiai. Kažkokiam tai maisto produktams įpročiai yra. Būna, kad jie nėra tiek žalingi, bet būna, kur per daug, tai negerai, sako. O vienas iš žalingiausių įpročių, kuris labiausiai trukdo gyventi, tai yra alkoholis, tai yra rūkymas, tai yra narkotikai. Taip pat prie žalingų įpročių galima priskirti irgi paleistuvystę. Įvairūs lošimai, azartiniai lošimai, tame tarpe ir kompiuteriniai lošimai. Šiandieną jų daugėja, pasirodo. Ir taip pat žalingi įpročiai yra vaistai, kada žmogus pripranta prie vaistų ir be vaistų gyventi negali. Pabandysim tame tarpe paaiškinti kai kuriuos žalingų įpročių, kodėl jie žalingi yra. Žmogus yra tokia būtybė, kad pas jį gaminasi viskas. Reikiami kiekiai gaminasi ir alkoholio, reikalingi kiekiai gaminasi, vadinami natūralūs endorfinai. Gaminasi acetonas, gaminasi daugelis medžiagų, netgi žmogaus organizmas sugeba pasigaminti kai kurios metalus, sako, pasisavinti iš maisto produktų, bet dėja yra organizmai, kurie sugeba netgi taip pasigaminti metalus, mikroelementus, vitaminus. Ir kuo žmogus mažiau gauna iš šalies, tuo jo organizmas yra stabilesnis pasigaminimui pats. Jeigu žmogaus to organizmo nesuardo harmonijos. Jeigu tai kalbėti, Džes Mochin 8 metai nevalgė ir negėrė vandens. Reiškia, sugeba ir drėgmę pasiimti, reikiamą kiekį drėgmės, sugeba pasigaminti tuos mikroelementus, vitaminus, kurie reikalingi žmogui. Ir taip toliau. Ir gyventi, reiškia, žmogus gali gyventi. Tai žmogaus organizmas labai sudėtingas, labai, reiškia, yra harmoningas, jeigu jis iš tikrųjų harmoningas yra. Ir jis tada turi didelius sugebėjimus. Jeigu žmogaus harmonija kažkur tai pažeista, reiškia, jis praranda kai kurias savybės. Ir žmogaus organizmas, jeigu pažiūrėti, jis yra labai didelis tinginys. Kaip žmogus tingi dirbti, atrodo, tingi pavargau, bet yra pats organizmas. Jeigu jis gauna vitaminus, mikroelementus, jeigu jis gauna kitas medžiagas iš šalies, jis nustoja gamintis. Netgi, pavyzdžiui, alkoholis yra toks produktas, kurį gaminasi organizmas reikiamus kiekius. Jeigu žmogus naudoja pastoviai šalies, nustoja gamintis. Ir netgi yra atveju, kada nuo alkoholio bado žmogus miršta. Organizmas nesugeba pasigaminti, jeigu šalies negauna. O taip atsitinka, kada pakliūna žmogus į avariją, pakliūna į ligoninę. Ir, reiškia, gaunasi, kad išsenka dėl alkoholio bado, gali net mirti. Yra tokios išvados netgi medikų. Taip, kad tie, kurie užsiima moksliniais tyrimais darbais, yra labai daug tų įdomių dalykų. O štai patys žalingi, nežalingi įpročiai, jeigu taip žiūrėti. Žiūrint, kaip žmogus naudoja. Jeigu žmogus dirba sunku fizinį darbą, tai netgi mėsos produktai. Žmonės, kada valgo, jie be mėsos lyg ir negali. Kada nustoja valgyti mėsą, po kurio laiko jie nelabai jau nori tos mėsos ir netgi iš viso gali atsisakyti pilnai ir organizmas apsieina be jos. Kiti sako, mėsoje yra labai daug vitaminų, mikroelementų, kurių praktiškai yra retai kituose produktuose, bet dėja, žmogaus organizmas, kai atpranta, jis puikiai gyvena be mėsos produktų, netgi be žuvies produktų, be kitų. Ir auga, ir vystosi. Taip pat žalingi įpročiai yra kiti, tokie kaip paleistuvystė, kur žmogus įkliūna į spąstus, yra valdomas. Ir jeigu taip žiūrėti, tai apie tos žalingus įpročius galima kalbėti labai daug. Bet mes šiandien apriepsim, kiek sugebėsim. Pasižiūrėsim alkoholizmą, pasižiūrėsim rūkymą ir galbūt dar paliesiu ir medikamentus.
žmogus, kaip aš jau minėjau, jo organizmas natūralius endorfinus pasigamina tiek, kiek reikia pats. Žmogaus virškinimo sistemai vyksta labai ypatingi procesai. Yra pas kai kurios organizmas tiesiog jisai tokią mikroflorą, kuri praktiškai suvalgytą maistą keičia visai kitokius produktus. Už tai nuo mikrofloros veikimo priklauso žmogaus netgi būsena, sveikata. Visos gyvos būtybės, tiek gyvūnai, tiek žmogus, netgi virškinimo sistema labai skiriasi. Žmogus pagal prigimtį iš prigimties yra skirtas augalinė maistui, jo virškinimo traktas, bet žmonės įprato naudoti laiku bėgant netgi ir tos gyvulinio maisto produktus. Ir turi kai kur problemą dėl to, kad naudoja, kai kurių galbūt netgi privalumų turi, nors jie tik tie privalumai laikini dažniausiai būna, bet irgi yra. Taip, kad mitybos sistemoje žmogaus organizmas yra labai sudėtingas, pats virškinimo traktas yra. Netgi pas žmogaus organizmą yra žarnyne išauga plaukeliai, tokie ne tai plaukeliai, bet tie čiulptukai. Ir jeigu reikalinga įsisavinti kažkokį vitaminą, mikroelementą, čiulptukai išauga tos sudėties. Ir jie įsisavina tą mikroelementą, vitaminą, jeigu tų čiulptukų nėra, žmogus įsisavinti negali. Yra mokslininkai bandę atlikti tyrimus, kaip žmogaus organizmas įsiurbia kažkokią tą maisto produktą arba kažkokias tas medžiagas, jiems nepavyko nustatyti kol kas, kaip tas procesas vyksta. Už tai dar netgi yra abejonė, ar iš viso organizmas įsisavina patį kaip maisto produktą, kaip medžiagą, ar jisai įsisavina kažkokiu tai kitokiu būdu. Taip, kad labai sudėtingas žmogaus mechanizmas virškinimo ir valdymo sistemos. Ir žmogus, kada naudoja kažkokias tai šalies produktus arba perteklių jų, organizmas netgi ne tik, kad įsisavina tas medžiagas, bet arba jas sandėliuoja arba gamina priešnuodžius toms medžiagoms pašalinti iš organizmo. Taip, kad yra daug ir kiekvienas organizmas, kadangi individualus yra, tai netgi žmonės vieni valgydami tą patį produktą yra sveiki, kiti tą valgydami tą patį produktą yra nesveiki. Už tai ten yra prigalvota įvairių dietų, bet dietos galvojimas, ką sugalvoja ten gydytojas, tai dar ne viskas yra. O ką reiškia pats organizmas, kaip reaguoja tuos produktus, bet to pačio mitybos sistemoje yra priklausoma nuo to, kokį apspinduliuotą gyvybės energijos rautą turi tas maisto produktas, negatyvų ar pozityvų. Už tai stalo laiminimas, maisto laiminimas, pats perkodavimas, netgi pats Kristus, kai vandenį vertė į vyną, ištiko procesai, kai kurie vyksta netgi žmonių palaiminimo metu. Ir tas netgi būna nuodingesnės medžiagos, jos tampa netgi nenuodingomis. Ir taip toliau. Tai yra daug įvairių tų sampratų, daug aiškinimų, daug analizų, bet iš kitos pusės žmogus pats priklausomai nuo savo būsenos, jo ir tie patys procesai vyksta. Yra medžiagos, kurioms organizmas nėra atsparus, tai yra įvairūs nuodai. Aišku, jeigu kiekis naudoja organizmą, netgi pripratina prie kai kurių nuodų, kad žmogus imunitetą tą vadinamą įgauna, bet nežiūrint šitą visą, yra nuo kai kurių medžiagų žmogaus organizmas labai greitai sensta ir perteklius tų medžiagų iššaukia įvairius procesus. Yra medžiagos, kurios, kada patenka į organizmą, pakeičia funkcijas. Tai ypatingai funkcijų pakeitimai yra kaip tik tai alkoholis, yra narkotikai, netgi pats rūkymas, atrodo jis ne kaip maisto produktas, bet labai keičia pa žmogų. Nes žmogaus organizmas yra savotiškai kaip apnuodijamas, arba kada įvedamas medžiagos perteklius, jis kitas iki nežino, ką su tą medžiagą daryti. Ir nuo tos medžiagos, ne tiek nuo pertekliaus, o taip pat nuo jos sudėties, žmogaus organizmas kenčia. Tuot alkoholis, jis taip pažiūrėti, atrodo, jis nėra joks nuodas, kaip ir pasižiūrėti.
yra skystis, turinti savo formulę. Ir žmogus netgi panaudojęs nedidelį kiekį, jis nieko nejaučia netgi. Bet iš tikrųjų, reiškia, alkoholis labai veikia žmogaus eritrocitus. Žmogaus eritrocitai turi neigiamą krūvį. Ir jie cirkuliuoja po vieną, jie negali sulipti ir cirkuliuoti ten atitinkamam kažkokiais tai junginiais. Bet kada žmogus išgeria alkoholio, jo krūvis tas neigiamas dingsta ir eritrocitas pradeda viens kitą traukti. Jie sulimpa į kekės. Po 10, po 1000 netgi, po 100 000. Kai buvo atrastas mikroskopas, pasaulinį mastu stebėti, reiškia, mikroskopo iš šalies. Ir geriausiai matyti žmogaus, kaip vyksta kraujagyslomis teka kraujas, tai yra jos rega į akį, kada nukreipia mikroskopą ir mato, kaip kraujagyslomis cirkuliuoja kraujas. Tas mikroskopas padidintas ir kaip tie eritrocitai tiesiog, reiškia, padidintai mato, kaip cirkuliuoja. Ir mokslininkai atlikę, tai išradė tą mikroskopą, reiškia, labai taip domėjasi patys tie išradėjai ir pasadina žmogų 1, 2, 3, 4 pasadino, pasiriškė akies vyzdžiuose eina tokie kaip gabalai kažkokie tai sulipę. Reiškia, eritrocitai sulipę į kekės. Jie galvoja, kas čia per fenomenas, kaip čia dabar yra. Po to, reiškia, kalbasi su tuo žmogumi, tyrinėja kitą, gerai, dar vienas praėjo, gerai, o kitas vėl, reiškia, taip pat tokie patys, vėl aiškinasi, ką valgy, ką gėrė, taip toliau pasirodo, jis iš vakaro gėrė alkoholį. Tada jie padarė tokį eksperimentą, padavė alaus išgerti bokalą ir pažiūrėjo, kas darosi su tuo žmogum. Ir maždaug po kelių 10 minučių, reiškia, pasilygiai tas pats, pradėjo, reiškia, eiti tas reaguoja, matosi, kaip eina tie pluoštai tokie, reiškia, tų sulipusių eritrocitų. Ir jie mano, kad, reiškia, atrado tokį atradimą, o medikai jau senai žinojo, kad alkoholis, reiškia, praktiškai kenkia žmogaus organizmui ir kaip kenkia netgi. Taip, kad yra tie moksliniai tyrimai, kurie paaiškina, kaip žmogaus fiziologinius procesus. O ką reiškia eritrocitai sulipę į kekės, jeigu eritrocitas prisotintas deguonies, eidamas per plaučius, paskui tą deguonį atiduoda į organizmą. O kada jie sulipę į kekės, jie praktiškai ir atiduoti taip negali to deguonies, iš kitos pusės negali užmaitinti siaurų pačių neuronų, o neuronai yra informacijos nešėjai tarp smegenų ląstelių. Ir kada neuronas negauna maitinimo kokias 8 ar 10 minučių, jisai žūsta. Tuomet, reiškia, organizmas duoda spaudimą, kad išlaisvinti nuo to žuvusių neuronų, tai yra duoda vandens papildomą kiekį ir per šlapumą pašalinimą tie žuvusiai lavonėliai neuronų. O štai yra toks aforizmas, kas geria alų, vyną ir degtinę, tas šlapinasi savo smegenimis. Bet kadangi neuronai yra informacijos nešėjas tarp smegenų ląstelių ir jeigu tų neuronų yra stoka, žmogui pasidaro negerai. Sutrinka funkcijos. Tos funkcijos, kuomet sutrinka, reiškia, organizmas jisai stengiasi atstatyti, bet kada funkcija sutrinka, reiškia, atsiranda netgi kai kurių ląstelių silpnėjimas, mažėjimas. Pas alkoholiką smegenys būna 3/3 mažesnis negu pas normalų žmogų. Tai yra sumažėję. Taip, kad alkoholio naudojimas, jisai kaip tik tai pastovus naudojimas, pastovus eritrocitų tas sulipimas ir pastovus, reiškia, nemaitinimas neuronų, žmogus po truputį, reiškia, jo galimybės ir mąstyti, ir gyventi, ir charakteriai tie bruožai keičiasi. Ir atsiranda dirglumas, nervuotumas ir visi kiti procesai, kurie būdingi. Be to, reiškia, yra kai kurie organai labai kenčia nuo pačio to alkoholio kiekio. Svarbiausia, kad alkoholio kiekis koncentruojasi galvos smegenyse. Ir smegenys, netgi iš smegenų galvos, reiškia, tas alkoholis kažkur laikosi 8 dienas. Ir už tai žmogus išgėręs alkoholis ilgai negali atsigauti normaliai. Jeigu tik dar daugiau išgėrė alkoholio, tai iš viso, reiškia, jis būna ant rytojos nedarbingas, o nedarbingas dar ir kitą dieną, paskiau kažkiek tai darbingumas pasireiškia, bet pasitas aktyvus darbingumas dar pasireiškia netoj. O tie žmonės, kurie pastoviai naudoja alkoholį, pas juos netgi nustoja gamintis endorfinai.
kaip aš minėjau, organizmas pripranta prie to ir, reiškia, ir to alkoholio stoka kitas ikis neranda savo vietą žmogus. O svarbiausia, reiškia, yra pats alkoholis yra medžiaga ta kaip ir silpninanti skausmą. Yra netgi karo metu Baltarusijai partizanai, reiškia, tie, kada prieš vokiečius kariavo, jie, kada nebūdavo alkoholio, tai reiškia, nebūdavo tų nuskausminančių priemonių ir reikėdavo atlikti operacijas, duodavo išgerti atitinkamą kiekį alkoholio. Bet alkoholio labai silpna ta riba tarp skausmo praradimo ir tarp perdozavimo. Ir už tai, reiškia, nuo alkoholio kaip nuo medžiagos, kuri nuima, reiškia, skausmą šalinančias, reiškia, buvo atsisakyta. Sugalvoti, reiškia, kitos medžiagos, kurios žymiai patikimesnės yra, bet iš esmės tai, kaip Ždanovas sako, 300 gramų išgėrė dar skauda, 400 išgėrė jau gali būti mirtis. Kaip ant ušės skrandžio to stipraus alkoholio, spirito. Taip, kad, reiškia, yra tos ribos, kurios peržengtos. Taigi, jeigu į alkoholį pasižiūrėti, jis šiandieną, reiškia, daugelį žmonių labai susilpnina patį organizmą, jis išsekina jį, pasikeičia funkcijas, nes žmogaus galvos smegenų veikla yra labai koordinuota. Reiškia, siela pati turi tiesiog konkretų ryšį su galvos smegenų centru, o centras valdo smegenis visus, regionalinius smegenis, iš kurių dalis valdo širdį, dalis kepenis, dalis inkstus ir taip toliau, o visas valdymo centras yra galvos smegenų centre. Ir jeigu kas nors netvarkoja, centras duoda komandą, pajungia kitus smegenis į veiklą, kad netgi būtų įsisavintos medžiagos. Bet jeigu tos medžiagos, tai yra centras, yra irgi apribotas, arba tiksliau sakant, pažeistas alkoholio, jisai, reiškia, netlieka funkcijų. Kad netlieka funkcijų, reiškia, kenčia ir kiti regionaliniai smegenys, nevaldo procesui, pas žmogų atsiranda problemas. Ypatingai nuo alkoholio kenčia žmogaus kepenys. Už tai pas alkoholikus dažniausiai įsivysta kepenų cirozė ir, aišku, galvos smegenų veikla silpsta. Žmonės būna protingi, atrodo išmintingi, viskas tvarkoj, kai tik pradeda naudoti alkoholį, jau praktiškai nelieka. O pačia alkoholio gamyba, reiškia, yra pats alkoholis, ten formulė yra duota, bet, reiškia, jis yra rūgimo bakterijų šlapumas. Tai va, tą šlapumą žmogus gerdamas mano, kad jis daro protingai. Netgi rusų yra tokia priimta kaip medicinos terminologijai, kad sako, kas geria alų, vyną ir degtinę, ta šlapinasi savo smegenimis. Alkoholis, degtinė, konjakas, viskis yra išgarintas šlapumas, koncentruotas šlapumas. Jis veikia vienaip, o alus arba netgi vynas, ir ypatingai dar vynas, kuris, reiškia, yra rūkstantis, neišlaikytas vynas, tas sausas vynas vadinamas, tai yra alkoholis kartu su visom išmatom bakterijų. Tai yra žmogus, kuris geria alų, kuris geria įvairius, reiškia, tuos vynelis gaminamas. Reiškia, jie praktiškai priedo prie tų bakterijų, reiškia, išskiro šlapumą, naudoja dar ir tą jų išmatas geria. Aš tada palyginimą tokį duodu. Ten yra labai daug palyginimų, išdedama informacija duota, reiškia, yra kai kur eksperimentus atlikinėja žmonės, kaip veikia, ypatingai kaip veikia jaunimą. Ir šiandieną, kada, reiškia, Seimas priima sprendimą apie reklamą alkoholio, tai sakyčiau, yra tikrai vieni priima Seimas vieną sprendimą, kad apriboti, o kitas Seimas priima sprendimą, kad, reiškia, leisti tą naudoti. Ir niekas nepanalizuoja, kodėl tas Seimas priima sprendimą, kad, reiškia, reikėtų uždrausti reklamą. Todėl, kad praktiškai yra žmonės šitoj srity visai neišprūsė, jie nežino informacijos. Labai pavojingas, reiškia, yra alkoholizmas yra jaunimui.
Jaunimas labai greitai pripranta ir jaunimą, reiškia, kadangi organizmas labai sugeba prisitaikyti, greitai prisitaiko, praranda, reiškia, tą vadinamą, nustoja gaminti tą alkoholį ir ta kažkokia tai būsena, kuris pajunta išgėręs alkoholio, jis praktiškai žmogus nėra atsparus. Ir nuo jaunystės, reiškia, gali tas įprotis, žalingas įprotis, jis tampa paskiau žmogui visam gyvenimui rykšte. Taip, kad kas nori netapti alkoholiku, jisai turėtų nenaudoti iš viso, nuo pat vaikystės, nes kiekvienas pirmas stikliukas jau yra, reiškia, kaip kandidatas į alkoholikus, įsirašęs. Tai vat, be to, pats alkoholis labai silpina mąstysenos lygį ir šiandieną yra galinga problema. Alkoholis labai kenkia augančiams vaikams įsčiose. Jeigu motina geria alkoholį būdama nėščia, yra labai blogai. Jeigu pradėtas vaikas išgerusiai būsenai, vaikas vystosi nuo pat pirmos dienos sekundės po apvaisinimo vystosi nevisavertis. Ir kai pasižiūrėsi, reiškia, daug yra pasiekmių, kurios palieka alkoholis žmonėms, kurie nežino, kodėl alkoholį negalima naudoti, nes gyvybės pradėjimo sistemoje, naujos gyvybės atsiradimo sistemoje, ugdymo sistemoje, jeigu tik tai pažeistos programiniai deriniai, tiek galvos smegenyse, tiek, reiškia, moters kiaušidėse, tiek vyrai, reiškia, sėklo, jeigu ne visavertė yra po alkoholio, reiškia, sekantis, tai yra palikonis, gaunasi visai su atitinkamais nukreipimais ir daugiau jie mažiau atsparus pačiam alkoholiui, alkoholizmui. Ne tik tai, bet jų ir sveikata, ir vystymasis tiek įsčiose, tiek vaikystėje, paskui tiek paauglystėje ir netgi brandžiame amžiuje turi savo atspindį. Be to šiandieną, kadangi tokias daugiau stresinės situacijas, tai žmonės iš viso užgimė, kur naudotas alkoholis, tai jie nėra mažiau išradingi, mažiau kūrybingi ir kartais netgi negali surasti savo vietos, netgi darbų pasiskirstymą tarp egzistuojančiai to visuomeniai. Kodėl taip yra? Todėl, kad, reiškia, žmogaus būsena, dvasinė būsena, reiškia, nėra visavertė. Pas jį nėra tokio vidinio kūrybiškumo, noro kūrybiškumui, nėra tokio pakėlėjimo noro skirti darbui dėmesį. Dažniausiai būna, kad tokie žmonės jie yra kažkur daugiau nusivylimę gyvena. O svarbiausia, kad žmonės nežino, jeigu netgi moteris, kuomet nėščia vaikščia, vyras išgėręs, reiškia, kasdieną, šitos problemos, reiškia, persiduoda ir vaikui. Ir ypatingai, jeigu vaikas yra daugiau panašus į tėvą, tai yra atsigimęs į tėvo ištakas, į tėvo giminę. Jeigu jis atsigimęs į motiną giminę, jau mažiau kenkia, bet irgi kenkia. O jeigu tėvo giminė, gali būti, reiškia, tiesiog dar tėvas nebuvo alkoholikas, o jau sūnus arba dukra gali būti alkoholiko toj grandy. O svarbiausia tos programos, reiškia, dar priedo, kas yra pat alkoholis ir rūkymas, tai yra programiniai deriniai. Ir jeigu tos programos stiprios užvaldo žmogus, žmogus net negali išsilaisvinti iš tų programų. Jis nori negerti, bet nieko negali padaryti savim. Lygiai taip pat programos yra rūkymo ir narkomanijos programos. Ir jeigu žmogus turi programas ir dar naudoja alkoholį, praktiškai jam ateitis liūdna. Jeigu žmogus programų neturi, kaip alkoholiko, narkomano, rūkoriaus programų, tai jisai praktiškai dar gali kartais ir sustoti. O tos programos persida per paveldėjimą, programos persida per lytinį aktą. Jeigu apturėjome įlūžę, turėjome įlūžį su, reiškia, alkoholika, praktiškai sekantis vyras ir kiti sekantis vyras, jie aptarė lytinius santykius, gauna šitas programas. Ir jeigu dar linkės, reiškia, prie tų stikliuko, tai praktiškai jau tada ne tik, kad jau polinkis yra, o jau, reiškia, jau tampa įpročiu, jau be to ir gyventi negali. Japonija tiesa nėra taip kovojama, kaip su alkoholikais, kaip pas mus stengiasi izoliuoti žmogų. Jie netgi duoda žmogui išgerti, o žmogus dirba, duoda ten dozę kažkokia tai yra. Ir žmogus netgi darbingumais kitas iki duoda geresnius rezultatus negu kad kitas negerintis.
bet jie žymiai trumpiau gyvena tie žmonės. Bet jie neniekina, tiesiog yra moksliškai kai kurie dalykai įrodyti, pasiekimai, yra normas nustatytas maždaug nuo svorio. Ir, pavyzdžiui, žmogus dirba, jis kas ten į valandą sykį arba į 2 valandas sykį, reiškia, eina išgeria kažkur ten kiek ten 50 gramų ir vėl toliau dirba. Ir jam atrodo, reiškia, viskas gerai. Bet jis labai greitai išsekina, nes alkoholis turi vieną niuansą dar plus be to, kad, reiškia, jo eritrocitai sulimpa į kekės. Jis turi daug kalorijų. Ir tos kalorijos neturi vitaminų. Tada nualina žmogaus organizmą vitaminais, mikroelementų ir atsiranda, reiškia, stoka vitaminų, mikroelementų. O kada yra stoka tų medžiagų, statybinės medžiagos, reiškia, pas žmogų pastovi atsinaujinimas vyksta organizmo atsinaujinimas vyksta ne visavertis. Ir tada, reiškia, gaunasi su problemam. Ligų, nesėkmių, nelaimė problemam. Taip, kad pats alkoholis, jis galbūt kaip nėra, kad ta blogybė. Jis kai kur pramonė, kai kuriuose, reiškia, kažkur ir taikomas yra, bet naudoti, reiškia, alkoholį žmogui, biologiniai ir vyksta pokyčiai. Netgi tie Rusijos mokslininkai tokį aforizmą mokslinį sako, kas geria alų, vyną ir degtinę, tas šlapinasi savo smegenimis. Mažai išgėrė alaus, mažai smegenų išpylė į klozetą, daug išgėrė, daug išpylė, bet kuriuo atžvilgiu išpylė. Sako, nors dėl tų neuronų galbūt per daug pergyventi nereikėtų, dėl nedidelio kiekio, bet kas liečia, kada pastoviai žmogus naudoja, jis iš tikrųjų nualina, trumpina amžių. Ir Ždanovas, kadangi, reiškia, jisai tokias suvestinės turi, jis yra blaivybės prezidentas tos visuomeninės organizacijos Rusijos. Ir suplaukė visą informaciją apie alkoholio naudojimą, apie jo pasiekmes. Jo paskaitos labai, reiškia, yra koncentruotas, tarp kitko, reiškia, yra diskelis vaizdo įrašai, jo paskaitų galime netgi pasiklausyti ir susimastyti, kas dar galvoja, kad jis, reiškia, ne alkoholikas, bet jau alkoholį naudoja dažnai. Tai va taip, kad tas žmogus, kuris pradeda naudoti alkoholį, nors į nedidelį kiekį, tik šeštadienį, ten sekmadienį išgeria, arba alaus kažkur vakare parsineša, po truputį į alkoholizmą žmogus klimpsta. Alkoholis vienas iš plačiausių narkotikų, kuris taikomas pasaulyje ir net nėra draudžiamas. Jo poveikis irgi yra narkotinis poveikis. Ir žmogus, kuris įpranta naudoti alkoholį, lygiai taip pat kaip nuo narkotikų atprasti negali, nors pagal patį veiksmingumą, reiškia, jis yra galbūt biškį silpnesnės veiklos tas narkotikas, nėra tokių kaip laužimo, bet nuotaikos praradimo, reiškia, ir žmogus neranda savo vietos, kada tikras alkoholikas. Tai praktiškai ir netgi kada jis išgeria, paskui negali išeiti iš tos būsenos. Ir nežino netgi kodėl. Ir kai kurie labai nori išeiti. Ir ateina pas mane netgi, reiškia, pagalbos prašyti. Ir esminis dalykas yra ten, kur yra programos, iš tikrųjų žmogus įsilaisvinti negali. Ir dar viena ypatybė yra, kad pas alkoholikus jie visi mano, kad aš galiu bet kada sustoti, kad aš galiu, reiškia, dar aš nesu alkoholikas. O praktiškai tai, jeigu jau žmogus naudoja kasdien, praktiškai jis yra alkoholikas, netgi galbūt nebegrįžtantis atgal, jeigu nededa ypatingų pastangų. Jis po truputį vis klimpsta gilyn. Taip, kad išgerta kiekvieną alaus bonką, stikliukas ar tai konjako, ar tai viskį, ar dar kažko, tai kaip žmonės, reiškia, netgi su tokiu pasididžiavimu ar pasigardžiavimu, reiškia, pakelia tą tostą, praktiškai yra kelias atveriamas į tą vadinamą alkoholikų būrį, alkoholikų grandį pačią ir alkoholikų kelią. Taip, kad reikėtų susimastyti, kol žmogus gilinti informaciją, suvokti, kas tai yra, kas per nuodas, kaip jis yra gaminamas ir kaip jis veikia žmogaus organizmą. Kadangi kiekvieną organizmą veikia skirtingai, tai vieni mano, kad čia nuo to, kad aš naudoju alkoholį, kiti galvo, kad nuo kažko tai kito. Bet pirmoje eilėje tai patys žmogaus, reiškia, kur naudoja alkoholį, ką veikia, tai nervų sistema. Žmonės, kurie, reiškia, pastovus, reiškia, tie gerintis, jie yra nervuoti, pikti,
jie negali susikoncentruoti ir negali save surasti visuomenėje. Čia yra viena ir šeimoje taip pat didžiausia reiškia barniai, pyktis, nesutarimai yra, jeigu yra nors vienas šeimoje, ar tai žmona, ar tai vyras, ar tai vaikas alkoholikas. Ir aš dar pastebėjau tokį dalyką, kad kuomet yra žmonės tikintis ir kurie eina meldžiasi, jeigu yra programa, tai programa kartais neįveikia šitų žmonių. Jeigu dvasinis lygmuo aukštesnis už programą, neįveikia. Aš tyrinėjau, reiškia, žmonės, kurie gyvena Daugpilyje, ten yra daug santykių, tie vadinami staravėrai. Jau tikėjimas labai gilus yra. Ir tie, kurie pagyvenę žmonės, jie taip įdomiai, jie susirenka, turi savo tą cerkvę, bet cerkvėje nelaiko šventų paveikslus, visus parsineša namo. Kada ateina, reiškia, pamaldas atsineša tos paveikslus, sustato. Po pamaldų jie sėda visi, išgeria, padainuoja ir linksmai įsiskirsta. Ir stebėjau tokį dalyką, reiškia, kada analizę atlieki, yra programa, alkoholiko programa, kadangi jie pastoviai, reiškia, naudoja tą alkoholį, dažnai naudoja, jie turi tą alkoholiko programą. Programa, daleiskim, tokio lygį kažkur taip, 1,5 metro, jeigu žimti nuo žemės. O žmogaus dvasingumo lygis kažkur 2,5-3 metrai. Ir jisai praktiškai, netgi jeigu pusmetrio aukščiau, reiškia, nepaima šitą žmogaus tą programą alkoholiko. O vaikų, reiškia, dvasinis lygmuo silpnas. Jie, kaip tarybiniais laikais ypatingai, reiškia, nuo tikėjimo žmonės atjungė. Ir tas silpnas, reiškia, lygis žmonių jaunimo to įveikia tą programą alkoholiko, kada jo tikėjimo lygis, reiškia, yra kažkur tik tai metras, jeigu taip kalbėti atstumais, o reiškia, programa yra 1,5 metro, ta programa šitą jaunuolį įveikia. Lygiai ta pati programa kaip pas tėvą alkoholiko, vaiką įveikia, o tėvo neįveikia. Nes tėvo dvasingumas lygis ir tikėjimo lygis aukštesnis. Taip, kad viena iš kovos priemonių su alkoholizmu, tai reiškia, yra siekti aukštesnio dvasingumo lygio. Dvasingumo lygio ne per meną, ne per kultūrą, o dvasingumo lygio per suvokimą, kad žmogus yra dvasinė būtybė. Pirmoje eilėje žmogaus siela, kiek įmanoma, kad būtų tvarkingesnė, aukštesnis dvasinis suvokimo lygis. Ne tik šiaip, kad tikiuoti Dievą sakyti, bet reiškia suvokti tos dvasinius dėsnius. Tai praktiškai, ir jeigu jais gyventi, praktiškai galima irgi išsilaisvinti iš alkoholizmo tokiu būdu. Yra, pas mane, kai ateina, būna, ten mama prašo, kad ten sūnus geria, padėk. Nors būna, pasižiūri, reiškia, tas korekcijas atlieku, lygį pakeliu ir būna kokį mėnesį negeria. Bet kadangi nesigilina informacija, nepalaiko to lygį ir vėl toliau iškaip nebegali gyventi be alkoholio. Kai kuriems būna užtenka viena tokios korekcijos ir praktiškai jis jau atsisako, ypatingai tie, kurie norėjo iš to alkoholizmo išsilaisvinti. O šiaip žmogus išsilaisvinti netgi ir negali, nes čia kartu, reiškia, yra ne tik tai kaip įprotis, bet ir yra vadinama alkoholiko, ten narkomano programa. Ir šitas programos, jos dvasinio lygmens programos, kadangi žmogus yra dvasinė būtybė, žmogaus siela pirminė struktūra yra. Ir jeigu sieloje ta programa egzistuoja, žmogui išsilaisvinti yra sunku. Už tai, reiškia, yra reikalinga netgi galbūt tuos atlikti vadinamus kodavimus, kai atlieka. Aš žiūrėjau, kad kodavimai yra stipresni ten, kur yra atliekami bažnyčiose. Ir jeigu žmogus tikrai pats grįžta į tikėjimą. Taip, kad išsilaisvinti iš alkoholizmo galima, jeigu žinai, kas per produktas, žinai, kaip jis veikia. Ir jeigu nori išsilaisvinti iš tų dvasinio programinių derinių, tada, reiškia, praktiškai galima išsilaisvinti. Kitaip, daugelis žmonių kiek nori, bet, reiškia, nieko negali padaryti. Ir aš pažįstu netgi savo gyvenimo praktikos, aš anksčiau nežinau šitų visų dėsningumų, bet atsimenu, buvo tikrai vyriausias konstruktorius radiokomponentus gamyklai, protingiausias žmogus. O taip nusivažiavo, kad, reiškia, ir eilinių darbininkų, ir tai, kadangi jis vadovų dirbęs, tai kitus netgi suorganizuodavo, suvadovaudavo tam, reiškia, išgertuvių baliai. Ir eilinių darbininkų irgi dirbti nebegalėjo. Taip, kad yra
tas nuopolis yra galingas, bet svarbiausia, kad šitas programas alkoholiko persiduoda palikuonims. Ir jos persiduoda per lytinį aktą, iš partnerio į partnerį, iš partnerės į partnerį. Tik tai yra dar, kaip pastebėjau, alkoholiko programos yra vyriškos ir moteriškos. Už tai alkoholikas alkoholikė, narkomanas narkomanė, paleistuvės paleistuvė ir taip toliau. Visas programos tų žalingų įpročių, jos turi pavadinimą tiek vyrišką, tiek moterišką. Alkoholiko programa niekuomet nesirga moteris, nesusirga. Neužvaldo jos, kaip alkoholikės programa neužvaldo vyro. Ir kadangi programos irgi skiriasi, nes žmogaus dvasinis lygmuo skiriasi, moteris vyro ypatingai skiriasi. Netgi paskirtis organizmo visai kitokia. Jeigu vyras sėja sėklą, moteris kaip ta žemė augina, reiškia, vaisių, gyvybė tą visą formuoja, funkcijas yra kitokias. Tos funkcijas yra taip pat pasiskirstimas ir tų vadinamų žalingų įpročių sferoje. Už tai, jeigu vyras, reiškia, ten alkoholikas, jeigu žmona jinai negeria ir atrodo pas ją nėra, bet alkoholiko programa pas ją yra. Ir jeigu jinai dar ta laisva moteris, jeigu vyras alkoholikas arba meilužį turi alkoholiką, iš alkoholiko perneša programą savo vyrui, arba vyras žmonai, paleistuvis vyras. Vat visų tų programų, kur čia suminėta žalingi įpročiai, praktiškai programos egzistuoja žmogaus esybėje, tiek vyriškos, tiek moteriškos. Tik tai vyriškomis programomis, reiškia, yra užvaldomi vyrai, o moteriškomis programomis moteris. O žmogaus siela talpina ir vyriškas, ir moteriškas programas. Kaip gėrio, grožio, išminties, kūrybingumo, taip lygiai ir tas programas, kurios, reiškia, yra veda į alkoholizmą, narkomaniją, paleistuvystę ir taip toliau. Už tai, kad tos programos neplistų, yra duota 10 Dievo įsakymų, vienas iš įsakymų nepaleistuvauk. Nes lytinio akto metu tos programos persiduoda iš partnerio į partnerį, iš partnerės į partnerį. Ateina mergina, jauna moteris. Jinai, tai reiškia, turi berniuką, berniukas vagia. Vat irgi, reiškia, irgi žalingo įpročio programa, vagės programa. Vadina kleptomanija, mokslinį patyrimą, reiškia, tokį yra, liaudiškas yra paprastas. Kleptomanija, da ne kiekvienas supranta, kas tai yra per žodis, o vagis visi supranta, kas yra per žodis. Tai pasižiūrėjau, reiškia, jos giminiai nėra vagių ir vyro giminiai nėra vagių, jinai turėjo meilužį vagį. Aš sakau, jūsgi draugavot su vagimi. Sako, taip, turėjau tokį simpatiją, bet kai aš sužinau, kad jis vagė, aš jį palikau, ir kas, kad palikau programą, tai tavyje liko. Ir tos programos negali išlaisvinti. Taip pat lygiai programos persida alkoholiko, narkomano, paleistuvio, paleistuvės ir taip toliau. Visas programos persida iš partnerį į partnerį, iš partnerės į partnerį. Ir jos persida, jeigu neištikimas vyras, persida žmona, jeigu neištikima žmona, persida vyrui. Bet dar daugiau, reiškia, yra, kad šitas programos persida vaikams. Vaikams, anūkams, proanūkams į giminę. Netgi vaikai gimė, jau viskas, o programos persiduoda. Ir tuomet, reiškia, jeigu žmogus panaudoja to pačio alkoholio arba narkotikų ir jeigu yra programa, jis būna labai greitai pripranta prie to, tampa tuo alkoholiku, narkomanu, rokoriumi. O rokorių programa šiandieną praktiškai ant tiek užsiteršia ir kas svarbiausia, moteris pačios. Ir viskas surišta. Alkoholis, rūkimas, kada išgeria kažkiek šnapsų, nori būtinai užrūkyti, net nerūkantis žmogus už kompaniją, kaip sako, tas čigonas pasikorė kartu su draugais, kadangi visi taip daro. Tai vat, ir žmogus, reiškia, irgi įkliūna paskui tuos spastus. Alkoholis yra labai susilpnina žmogaus tokį dvasinę tvirtybę. Žmogus tampa toks pasiduodantis. Išgėręs alkoholio vyras, atrodo, jis net negalvoja kažkokius lytinius santykius eiti, kažkodėl tai lytinius santykius eiti, moteris irgi negalvoja, kad čia reiškia kažkur tai, bet reiškia kažkodėl tai negali priešintis, arba reiškia tiesiog netgi pakyla, dar vilioja vyrą ir taip toliau. Tai yra
O lytiniai santykiai yra didžioji jungtis, nesvarbu kokie būsime girtoj ar negirtoj, visos programos persida ir tada, reiškia, yra gaunasi visai kitas šaltinis. Šaltinis, reiškia, ne tik, kad ten supaleistovai, bet ligų, nesėkmių, nelaimių šaltinį, kurį gauni iš meilužę, paskui atneši į savo šeimą, kur gauni iš meilužės atneši į savo šeimą. Ir nuo to jau kenčia ir vaikai. Čia buvo toks, reiškia, įdomus, atsimenu atvejis Vokietijai. Moteris lietuvė pasikvietė mane į paskaitą, ten kadangi buvo mišinys ir lietuvė ir rusų, o lietuvė ir rusų kalbą supranta, tai aš aišku rusiškai kalbėjau, ir jinai ištekėjusi už rusų vokiečio, tai yra iš Rusijos atvykusi. Ir tas vokietis geria, siaubingai geria. Bet jinai, reiškia, čia jos trečias vyras. Pirmas vyras gėrė, jinai negalėjo su juo gyventi, jį paliko, išteka už antro ir tas pradėjo gerti. Kadangi su juo gyventi nebegali, pijokas palieka, išteka už trečią ir tas pradėjo gerti. Reiškia, ta vyriška programa, joje to alkoholiko pirmo vyro programa, reiškia, persiduoda sekantiems vyrams ir, reiškia, o svarbiausia, reiškia, kai tas vyras pradėjo gyventi su ja, tas jau rusijos vokietis. Jisai tą programą galingą, kai gavo, šitą programą iškart į jo dukrą, į jo sūnų. Reiškia, sūnus pats gali tapti alkoholiku, o dukros vyras gers. Dėl to, kad tėvas turėjo lytinius santykius su moterim, kuri turi galingą tą programą vyrišką. Matot, kaip gražiai plinta visos lygos ir kaip gražiai plinta ta alkoholiko, reiškia, programa. Už tai šiandieną žmonės, kurie mano, kad laisvas seksas čia yra labai gerai, tai yra labai klysta. Ne tik tai alkoholiko programos, lygų, nesėkmių, nelaimio programos persiduoda. Jau žalingi įpročiai, kada kalbėti apie paleistuvystę, žalingas įprotis, neištikimybė kažkokią tai kalbėti. Jeigu kalbėti apie kažkokią tai naudojimo produktų, tarp kitko saldumynai, reiškia, irgi yra, kada žmogaus organizme gaminasi alkoholis padidintais kiekiais. Čia irgi, reiškia, blogai yra. Už tai kai kurie, reiškia, ne alkoholį, o naudoja šokoladą, naudoja saldainius, labai daug saldumynų mėgsta ir negali be saldumynų dienos išbūti. Irgi taip pat, kada tada viduje esančios bakterijos irgi gamina tą vadinamą alkoholį. Jis, aišku, nebūna galbūt tokie kiekiai arba tos koncentracijos, bet jos vis tiek, reiškia, yra veikia kaip papildomas. Ir kadangi organizmas turi tą mikroflorą, kuri gamina, tai tas saldumynų valgytas irgi dažnai būna kaip alkoholikas. Tai yra viena. Antra, reiškia, yra kai kurie fermentai, kurie gaminasi, jie netgi reikalauja, kad būtų saldumynai. Saldumynas dažniausiai būna, kada kasos funkcijos sutrikusios yra, tai yra cukraligė. Ir netgi momentai yra, kada žmogus, reiškia, jau stokoja to cukrus vadinamo organizme, tai praktiškai gali ištikti koma. Yra įvairūs dalykai, kurie moksliniai tyrimo rezultatai yra labai įvairūs ir įvairiapusiški. Tik tai vieną galiu pasakyti. Žmogus, reiškia, turi suvokti, kad žmogus nėra paprastas šiaip savo. Kada noriu, ką noriu, darau. Žmogus turi žinoti tos dėsningumus, turi suprasti, kas tai vyksta tų procesų metu. Kada žmogus išgeria, kada jis praranda tokią vadinamą ir savikontrolę, ir galimybės, pas jį praktiškai atsiranda pokyčiai. Tuo metu pokyčiai laikini, o po tų laikinų pokyčių, reiškia, pavyzdžiui, neištikimybė po alkoholio, išgerus alkoholio, reiškia, keičiasi visas gyvenimas savo ir palikonių, ir savo, reiškia, antros pusės vyro ir šeimos griūtis. Už tai nieko nuostabaus, kad alkoholiko šeimos, reiškia, suyra. Ir dar vienas, reiškia, yra įdomus dalykas, tai yra ta dvasinė stiprybė vyro ir žmonos. Jeigu tarpusavio santarvė yra, vienas procesas vystosi, bet jeigu tarpusavio nesantarvė, tai pyktis, nuoskaudas, nusivylimai, jie irgi veda į alkoholizmą. Žmogus, kada išgeria alkoholį, jam atrodo, kad jam geriau pasidarė, lengviau, bet tai tik tai yra laikina. Ir tas laikinumas yra irgi ne tik kad ribotas, bet jis yra žalingas, nes žmogus po truputį klimsta į tą alkoholiko liūną. Nu, dar išgėrus, aiškiai, viskas atsiranda.
ir pyktis, ir agresija, ir keiksmažodžiai, ir visas ardymo sistema, žmogaus ardymo sistema. Įsijungia ardymo sistema ir tarpusavio, kada nesantarvė, kai vyras pykstasi su žmona, naikina netgi vaikų struktūras, vaikų derinius, vaikų keičiasi programiniai deriniai, ypatingai mažų vaikų. Iš karto netgi susirga parimta ginčia tarp vyro, kada vyras su žmona susibara, reiškia vaikai pradeda sirgti. Ir taip toliau, tai yra visas grandis atsiveria naikinimą, ne tik tai reiškia savo, bet ir savo reiškia palikuonį. Ir va čia yra problema. Daugelis šalių yra, kurie tikrai tvarkingai, o musulmonų šalis stengiasi reiškia nenaudoti alkoholio. Ir už tai nieko nuostabaus, kad iš jų netgi plitimas yra didesnis, netgi Rusijai gimstamumas musulmonų, reiškia tikėjimo. Ir gimstamumas Rusijos tautos, reiškia, išnykimas ir papildymas eina musulmonų, reiškia, sąskaita, daugiau tikėjimo to. Jie kažkur per tikėjimą žino, kad to nereikia daryti, stengiasi to nedaryti ir turi kai kurių pliusų. Žmogus turėtų naudoti įvairias priemonės, religinės priemonės, kurios, reiškia, yra tas dvasinės auklėjimo priemonės, aiškinimo priemonės, kodėl taip yra, kur tos priežastis, kaip tas priežastis išgyvendinti. Ir yra įmanoma, per tikėjimą galima labai daug pasiekti. Bet žmogus turi suvokti, kad pats religinis mokslas, reiškia, yra. Jis yra irgi universalus mokslas, kaip palaikyti dvasinę sveikatą. Nes žmogus dvasinės ir fizinės vienovės derinys, ir jeigu dvasinės dalis pa žmogui yra tvirta, žmogus daug ką gali padaryti. Bet jeigu dvasiškai žmogus nužmogėja, pa žmogui tada atsiveria, kaip sako, nieko neveikimas yra ydų tėvas, tai yra žinių stoka irgi yra galingas ydų tėvas, kur žmogus išgirsta iš kaimyno, ypatingai jaunimas, kada gatvės auklėjimą turi. Ir kai nėra tų aiškinimo pamokų, nei mokyklose, niekur, aš net stebiuosi. Kaip šiandieniniam reiškia lygiai žmonės visur siekia mokslo, aukštojo mokslo, medicinos mokslas, technikos mokslai. Ir ko pažiūrėsi, viskas atrodo surišta, bet auklėjimo sistemas, kas liečia auklėjimą dėl alkoholio, kas liečia dėl to laisvo sekso, ir taip toliau praktiškai nėra jokio auklėjimo. Ir netgi kažkaip tai žmonės nenori būti kaip nepopuliarūs. Ir aš dar labiau nustebau, kai aš skaičiau Druskininkose, reiškia, paskaitą, ir vieną mokytoją, tikybos mokytoją aiškina, jie buvo kursuose, ir kvalifikacijos kelimo kursuose tikybos mokytojai. Tai sako, jūs nieko nekalbėkite dabar apie tą seksą, dabar tokie laikai, visi to seksus įma, sako, kai jau pradė, reiškia, kalbėti, kad seksas yra blogai, tai nustoja, reiškia, į bažnyčią eiti. Nes tarkia bažnyčia draudžia. Aš sakau, ne apie seksą reikia kalbėti, o kalbėti, reiškia, apie pasekmes, kurios iš tikro vyksta. Ir šitas pasekmes turėtų būti literatūra ir mediciniško paruošta, reiškia, dėmesingai sutvarkyta, kad, reiškia, būtų aišku. Ir iš kitų šaltinių sukaupta informacija ir turi būti aiškinama. Turi būti aiškinama tame tarpe alkoholizmo žala, turi būti aiškinama visų tų negerovių žala. Nes bet koks žalingas įprotis, jisai atneša globalinės tas pasekmes. Nes atsiranda jungtis. Jungtis, reiškia, tarp partnerių, ypatingai kas liečia per lytinę aktą jungtis. Kuomet žmogus išgeria alkoholį, jisai nekontroliuojamas tampa, jis gali visko, ko kartais visai nepadarys neišgėręs, jisai girtas gali tą padaryti, gali nužudyti, gali sėsti už vairo, tapti, reiškia, tuo ir netiesioginiu žudiku ir taip toliau. Tai yra, antra, reiškia, gali įvykti tas lytinis aktas, pastojimai išgėrusiai būsenai, paskui nežinai, ką daryti, kur, kaip gimdyti tą vaiką, ar žudyti, nužudėjai vaiką, viskas, gyvenimą irgi savo, iš esmės, nužudėjai daugelį grandžių, kaip abortas, kaip veikia, reiškia, gyvenimą, aš rašau knygoj. Taip, kad blogybės, jos yra užslėptos ir tuose įvairiuose pobūviuose. Ir ko tik neatsitinka. Ir žmogus, kada, reiškia, išgeria, kitas iki net sąmonę atsijungia. O su besąmonės, reiškia, žmogus, reiškia, jis guli, tas kūnas atrodo visai. Pat yra kiek nuotraukų. Netgi tie alkoholiko kovotojai, kurie, reiškia, prieš alkoholį, nufotografuota mergina guli ant stalo, visai nuoga.
ant to pačio stalo, kur visi gėri, reiškia, yra. Visi, reiškia, kažkur tai išvirtę kampuose. Ir visi mano, kad čia yra, aišku, žmogus ant rytojos pabudęs, jis jaučiasi nejaukiai, bet nežiūrint šitą, reiškia, visą žmogus, tas nejaukumas ne viskas yra. Paskui yra tų klaidų pasiekmes. O tų klaidų pasiekmes, kada aš aprašau knygoje, kaip veikia, reiškia, visi tie procesai, nukreipimai nuo to žmogaus gyvenimo esminių normų, tai praktiškai yra liūdna galvoti. Ir netgi žmonės, kurie klimpsta į gilesnę, reiškia, tą prarąją, nesugeba išlipti. Netgi pagalba, ateina pagalba, korekcijas atlieki viską, reiškia, ir tai nesugeba. Nes žmogus tokia būtybė yra, jis kažkokios tai laisvės nori, jis nori kažkokio tai to būti nuo nieko lik ir nepriklausomas, o kada išgerti, jam atrodo pasidarė laisvas, o praktiškai tapo, reiškia, dar daugiau priklausomas nuo to vadinamo pasiekmių, išgerusio žmogaus ir klimpimo į alkoholį. Ir žmonės, kurie nesugeba jau tvarkytis, praktiškai, ir šiandieną, kiek turėjau, atvažiavus iš Rokiškio moteris, vyras pijokas, dirba vadovu, nervuotas, piktas, žiūri, onkologija, nervinė, reiškia, vėžia įtampa, likę gyventi 2 metai žmogui. O žmogus užgimęs 10 lygyje, 10 lygiai prigimtis minties galia stipri yra, alkoholį naudoja kasdieną ir patruputį, reiškia, viskas silpsta ir pasižiūrė, reiškia, jau kepenis ir nervai nuo nervinės įtampos, nuo tos visos, kadangi dar vadovo, reiškia, yra ta įtampa, o alkoholis, jeigu atpalaiduoja kažkokią tai minutę, bet jis nesutvarko, dvasinės ramybės neatneša, praėjus, reiškia, tai būsina apkvaitimą, reiškia, dar didesnis nuopolis krenta. Pati moteris nervuojasi, dėl to pergyvena, reiškia, šeimoje. Yra būdų prigimtiniai lygiai 10, ir pas moterį, ir pas jį. Vaikus pasigimdė būdų 5 lygį. Viena mergaitė pasigimdė 5 lygį, antra 4 lygį. Ta, kur 5 lygį turi šeimą 2 berniukus, berniukai irgi tik 5 lygį. O močiutė senelis, reiškia, buvo 10 lygį. Kur dingo lygiai? O kas liečia, reiškia, 5 lygį, jeigu praktiškai tai yra daug, jeigu 16 lygių yra gyvenimo, reiškia, žmogaus, pagal dvasingumą lygį. Tai 5 lygiai tikrai žmogus nebus likimu gyvenimo sėkmės sveikata apdovantas ir nebus jis pats vadovu. Jeigu vyras dirba vadovu, žmona dirba vadovė, abu gimė 10 lygių, o vaikai, reiškia, pagimdyti yra anūkai tik tai 5-4 lygyje. Tai yra Pauliaus žodžiai. Ateis laikas, kai nesveiki tėvai gimdys dar nesveikesnius vaikus, atėjo dar nesveikesnius ir taip iki išnykimo. Ir paskiau žmonės nori laimės, o tos laimės jau jie neturi, jau senelį prigimtis graži, galimybės geros, bet tas galimybės žmogus, kai naudoja ne tą kryptimį, jisai praktiškai žlugdo save ir žlugdo savo palikonis. Ir visi nukrypimai. Ir kai pasižiūrė, 2 mergaitės pasigimdė šeimoje, pirmą pagimdė jau ne visai ryškia. Hormonų vyriškų 40%, moteriškų 60%. Čia yra tvarkoj, galima sakyti, moteris visą vertę. Antrą pasigimdė, būtinai norėjo berniuką, ir tėvas, ir mama. Pasigimdė mergaitė, vyriškų hormonų 70%, o moteriškų tik 30%. Ir ne moteris. Ir visas programas jau visai kitur. O svarbiausia, jisai dabar kasdieną išgirdinėja ir visą laiką stresai, pyktis. O pyktis, stresai 10 prigimtinio lygio žmogaus labai stipri minties galia ir žlugdo visus ir save, savo, reiškia, vaikus ir savo, reiškia, anūkus. Ir žmonės šito nesupranta. Ir kur priežastis yra, sako, kai negėrė, žmogus visai nieko, kaip tik išgėrė, su juo nebegali vašnekėti. Darbe stresai, namuose, reiškia, per alkoholį stresai ir žmogus negali pailsėti. Onkologinė įtampa 80%, lygiai gyventi 2 metai. Vėžio programos vystymo lygis 2,8, stadija onkologinė įtampa 85%, tai yra jau nebėra ramybės visai namuose ir taip toliau. Ir kai pasižiūri, kur problema. Šiandien, reiškia, jinai kelia klausimą, kad kaip su tuo alkoholiu susitvarkyti. O čia jau visas uždaras ratas yra. Kodėl jisai geria? Todėl, kad jis neranda ramybės. Ramybės, kai išgeria, lyg ir kažkokio tai momento atsipalaiduoja, bet ta ramybė yra dirbtina.
kai tik tai reiškia atsipalaidavimas, tas alkoholio kiekis mažėja, jam vėl piktis, agresija, jis vėl imasi už stikliuko. Ir taip žmogus po truputį reiškia per tuos nuodus grimsta vis gilyn ir gilyn į tą prarąją. Taip kad iš tų žalingų įpročių žiūrint, reiškia šiandieną alkoholis turi ypatingai didelę problemą. Bet jeigu pasižiūrėti, reiškia pats toks silpniausias narkotikas ir pastoviai naudojimas, tai yra rūkymas. Cigaretės yra 19 narkotinių medžiagų. Ir kad cigaretė taptų, reiškia, skanesnis dūmas, gamintojai prideda į toną tabako 150 kg medaus, kvapniųjų medžiagų irgi atitinkamą kiekį, ten 90 kg ar kiek, kad jis taptų kvapnus. Ir tokiu būdu, reiškia, gamina cigaretės, kad jos būtų malonės rūkyti. Ir kuomet cigaretės žmogus pradeda rūkyti cigaretės, jis tampa to paprasčiausiu narkomanu. Nes tos narkotinės medžiagos, jos papuolusios į organizmą daro savo, jau reiškia, tiesia savo kelią. Ir už tai rūkonis negali atsisakyti cigaretės, negali atsisakyti to rūkymo, nes tie narkotikai, kurie yra viduje, reiškia, žmogaus organizmas gamina prieš narkotinės tas medžiagas, kovą, ir kai žmogus nustoja, reiškia, nori mesti rūkyti, pas jį tos medžiagos gaminasi, kad išsivalytų. Bet to, reiškia, ten yra, neatsimenu, kiek tai tų rūšių smalų, kurios kaip tik tai kraujagyslės, reiškia, nusėda ir kraujagyslėse kaupiasi. Ir paskui atsiranda, reiškia, netgi tokie procesai, kad kraujagyslės net sulimpa. Jos va taip, reiškia, yra apvalės, paskui, reiškia, kada žmogus spazmuoja, jos suspaudžiama yra, tos nervinės spazmai yra, ir jos sulimpa. Ir atsiranda vadinamas procesas obliteracija. Jeigu tai atsitinka kažkur vidury organizmo, tai reiškia, iš kitos pusės organas gauna maitinimą ir lyg ir nieko baisaus. Bet jeigu tai atsitinka kojas pirštose, pavyzdžiui, reiškia, kažkur tai, ir jis negauna maitinimą iš kitos pusės, pirštas pradeda gesti. Ir jeigu laiku nenupjauja pirštą, pėda pradeda gesti, pėdos nenupjauja, reiškia, jau iki kelio reikia pjauti, dar nenupjauja iki pat kirkšnio. Jeigu ten nenupjauja, reiškia, žmogus išeina iš gyvenimo, miršta. Ir kiek, reiškia, tokių žmonių, kurie rūko, yra, kaip Ždanovas, jis kadangi domisi tais dalykais, ateina į ligonės, jis sako, reiškia, yra jau nupjautos kojas, nupjautos rankos. Atveža po operacijos, reiškia, tą žmogų, jis tik tai prabudo iš to miego ir pirmas, reiškia, daitė zakuryti. Duokit užrūkyti. Matot, reiškia, jis negali nieko su savim padaryti. Ant kiek, reiškia, tas nuodas, reiškia, priešnuodžiai, kurie gaminasi, ant tiek dirgliai veikia žmogaus organizmą, kad žmogus negali, neturi netgi valios sustoti tą rūkymą, procesą nutraukti. Už tai daugelis žmonių negali savęs, reiškia, išsilaisvinti šitas. Bet čia irgi yra ir rūkoriaus programa yra, ir antra, reiškia, yra, tai yra poveikis, kuris daromas žmogaus organizmui. Bet tas poveikis yra taip, reiškia, žmogus, kada gauna nuodus, jis gamina priešnuodžius. Kai nuodų nėra, priešnuodžius gamina ir tie priešnuodžiai praktiškai labai galingai veikia jo tą dvasinę būklę, psichiką tą vadinamą. Ir žmogus, reiškia, neranda ramybės ir tol, kol neužsirūko cigaretės. Už tai rūkymas, jeigu alkoholis, reiškia, yra daugiau, yra ta medžiaga, mažiau tų nuodų, reiškia, turi vadinamų. Bet, reiškia, rūkymas, tai yra nuodijimas organizmo tom smalom, kurios eina. Nu, dabar cigaretė su filtrais, lyg ir dalis ant filtro nusėda, pažiūrėkit, kai ant filtro lieka. Ir dar kokia dalis papuola į vidų tų smalų. Ir tos smalas irgi taip pat užteršia kraujagyslės ir tos kraujagyslės paskiau tampa irgi neelastingos, neatsparios, o dar priedo, reiškia, tą vadinamą tas procesas, kada nupjauna koją, ranką, abi 200 gramų dirvos. Iškia, plaučiuose 200 gramų dirvos, sako, susirenka per metus. Nu, praktiškai, kurie rūko, pas juos plaučiai būna juodi. Tai kaip reikiant išrūkytas žmogus. Tai taip, kad
tiek alkoholis, tiek rūkimas, o alkoholis su rūkimu kartu. Kaip tik žmogus dar netgi atrodo jau metė rūkyti, kaip tik išgėrė, dar imasi cigaretės. Draugai pasiūlė, nu davai, o kaip tik pasiūlė, paėmė cigaretę ir vėl toliau, rūko vėl toliau, kaip ir rūkė. Yra toks labai įsireiškimas, sakyčiau, geras į narkotikų visą sistemą, reiškia, ir gydomą sistemą, auklėjimo sistemą, atėjęs, reiškia, kaip pilnai pasiteisinusi tą prielaidą, kad narkotikas moka laukti. Tiek alkoholis moka laukti, tiek rūkimas moka laukti, tiek moka laukti tie narkotikai, kurie jau turi iškisų pavadinimai yra. Aš dar pastebėjau tokį įdomų dalyką, kad tie žmonės, kurie yra stiprios prigimties ir jeigu tą prigimtį jie išlaikė, nesardė, jie netampa nei narkomanais, nei alkoholikais. Jeigu, pavyzdžiui, žmogus 10 lygį prigimtinio ir jis tą lygį išlaikė, bet žmonės lygį praranda, kai lygį praranda, jų atsparumas kaip tik tai atsilpsta šitiems dalykams. Daugelis žmonių yra ateina, kurie tikrai lygis buvo prigimtinis 10, 9, o gyvena 3, 4 lygyje. O kodėl 3, 4 gyvena? Už tai, kad nesilaiko tų dvasinių dėsnių. O dvasinių dėsnių pagrindinė išmintis duota 30 Dievo įsakymų. Nedaryk šitų kvailysčių, neturėsi problemų. Kad žmogus pažeidinėja tos įsakymus, nesupranta netgi, kad jis tą daro ir paskiau turi problemų. Tai yra dvasinis lygmuo. Pirmoji eilė dvasinis lygmuo, antroji eilė yra tos vadinamos programos ir jeigu programa nepašalinta, jinai veikia. Bet programą pašalinus žmogus nebeturi taip elgtis, kaip elgėsi. Tai yra neturi turėti atsitiktinių lytinių santykių. Jeigu atsitiktiniai lytiniai santykiai, aš tada peržiūrėjau programą, susitvarkė viskas, jis nebeturi alkoholiko programos ir pats, reiškia, kažkaip tai nustojo gerti. Bet atėjo ten draugas, dar išgėrė, dar nuėjo pas kokias tai buvusias savo draugės, su lytinius santykius ir vėl, susigrąžino visas programas ir vėl toliau viską turi, kaip turėjo, per lytinį aktą. Už tai aš sakau, kad žmogų, išgelbėti nuo paties neįmanoma ir jeigu žmogus nežino informacijos, jeigu jis tos situacijos savęs nevaldo, jis turės, problemų. Matot, kas liečia, narkotikus, čia marihuana, rūkimas ir taip toliau, žolės, tas visas, yra medžiagos, kurios yra kaip tik tai aktyvina, skatina veiklą, atbukina sąmonę ir žmogus, jam panaudojęs jaučiasi gerai. Pavyzdžiui, jeigu žmogus yra aukšto lygio, 10 lygio, pavyzdžiui, vaikinukai ir taip toliau, ir jam pasiūlo, panaudoti kokį tai narkotiko. Jis tą narkotiką panaudoja, jį pykina, jam blogą darosi, jis sako, ką čia jūs čia tokius niekalo. Net antras iki naudoja, vis tiek pykina. Ir praktiškai jis jaučiasi, kad jam nepagerėjimas yra, o pablogėjimas ir jo netraukia prie tų narkotikų. O žmonės, kurie žemo lygio yra, jis panaudoja, atrodo, kaip gerą pasidarė, akis prašviesėja, o praktiškai tai yra aptemo. Ir jau daug ko žmogus nemato. Taip, kad vienas iš būdų, kuris didžiausias kovos būdų, tai yra siekti tos dvasinės išminties, gilintis informaciją. Antras, jeigu kito kelio nėra, reikalinga, kad būtų pagalbininkas. Tas pagalbininkas irgi yra kodavimai vadinami, bet pirmoje tai žmogus turi suprasti, suvokti ir žinoti. Vien tik tai to, kad jeigu padarysi kažkokią tai korekciją iš šalies, tai šita korekcija arba bus laikina, arba iš viso net jos nepajus žmogus. Kuo greičiau jisai kažkokią tai klaidą padarys ir korekcijas baigsis. Nes žmogus yra programinis renginys kaip kompiuteris. Ir jeigu į kompiuterį virusai leidai, tas virusas daro savo pasiekmes. Taip žmogaus tie visi virusai, tai irgi alkoholizmas, narkomanija, paleistuvystė, tai yra žalingi įpročiai, tai tie dvasiniai virusai, kurie užvaldo žmogų. Ir jeigu žmogus šitų virusų jau neturi, jis gali kovoti, gali atsisakyti netgi to naudojimo, bet jeigu jis turi šitą virusą viduje, niekur nesidės. Tas dvasinis virusas tai yra žalingas įprotis. Ir pas žmonės šiandieną yra daug problemų to, kad kai žmonės neturi darbo, neturi užimtumo,
Tai yra, sako, nieko neveikimas yra ydų tėvas. Tada visas ydas pradeda reikštis. Jisai taus kažko tai reiškia, jisai nuliūdęs, nelinksmas, jis ieško, kaip čia pataisyti nuotaiką, o ta nuotaika susitiko draugė kažkokia ir pradeda taisyti nuotaiką ne tais būdais, kuriais reikėtų taisyti. Už tai šiandieną daugeliui yra praradimas darbo, negebėjimas rasti darbo, negebėjimas, reiškia, rasti save netgi sunkesnėje padėtyje. Žmonės pasiduoda tada tiems žalingiems įpročiams ir paskiau kuo toliau grimsta gilin ir išlipti kitas iki be pagalbos negali. Ir svarbiausia, kad žmogus nesigilina į daugelį informacijų. Už tai reiškia reikalinga gilintis, pirmoje kelti dvasinį lygmenį. Nes dvasinį lygmenį, kai žmogus pakyla, pasireiškia jau kitokia savikontrolė yra, kitoks supratimas yra. Man netgi nuomonė tokia yra, kad Dievas neišdalino visatos proto po žmonių galvas. Jis davė galimybę prisijungti. O prisijungimas priklauso nuo lygiai. Bet jeigu žmogus, kada išgeria ir dar nesąmonė prišneka, ypatingai lygiai kenkia keiksmažodžiai, blogai anekdotai, ten visi. Aš atrodo jau gerai, reiškia, žinau tuos dalykus. Bet atsimenu vienas iki tokiam pobuvį, reiškia, porą tokių anekdotų iš tų tarybinių laikų papasakojau. Ir paskui žiūriu, mano lygis nuo 15 nukrito iki 13. Šiaip atrodo, manęs jau nepaimsi niekur tokį ypatingą, reiškia, aš nepasiduodu lyg ir. Bet pasirodo, reiškia, yra žalinga. Taip, kad žmogaus mąstymas, tobulas mąstymas, pirmoje eilėje, jeigu tu tobulą mąstymą turės žmogus, jisai tada ir tų narkotikų nenaudos, ir alkoholis stengsis, reiškia, irgi nenaudoti, ir kur pažiūrės, nerūkys. Ir žmonės kiek šiandien išleidžia finansų tam rūkimui, juk cigaretės yra brangios. Mes ten Vokietijoje vienas rekordas, aiškiai, buvo, jis tiesiog jau nerūkysiu, paskutinį bloką surūkau, o kodėl blokai, jis perka už tai, kad blokas pigesnis. O paskui jam dar pasiūlė tą bloką, reiškia, vėl pigų, dar vieną, reiškia, surūkys. Tai taip jau gal kokius 3 metus niekaip negalėjo mesti, bet paskui galų galę metė. Ir žinot, kas įvyko, kai jisai metė rūkyti? Pas jį pradėjo, reiškia, atsirado ant odos tokias puslikės. Pradėjo organizmas valytis.